Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė ir šiandien tiesiog neužilgo prasidės svarstyklių ženklo periodas ir senai bepešiau, tiesiog sugalvojau, neurografai pasiimkit, nu aš šį kartą pasiėmiau arbatą, žinokit, be cukraus, be nieko ir tiesiog arba vandens geriausia ir šiandien kaštonai, pagaliau kaštonai pradėjo birėti, nes iki šiandien dienos, taip įdomiai, žinokit, niekada krito ir ant medžio dar vis stovi ir šiandien tiesiog pasiėmiau savo ir pasirodo 5, o šie metai yra 5 pagal numerologiją, taip yra taip. Nu kągi, svarstyklės. Tai svarstyklės šiaip tai yra oro stichija ir globėjas yra Venera, tai yra grožis, gėris ir taip pat yra, kaip čia pasakyti, ir apie pinigus. Tai po užtemimo, važiuoju čia biškai geriau, po užtemimo koridoriaus jau galim pradėti judėti, po truputėlį koridorius užtemimo užsidarė ir galim jau aktyvinti judėti priekį. Ir į ką šituo periodu reikėtų tiesiog atkreipti dėmesį, tai iš tikrųjų į visame kame pusiausvyrą. Pusiausvyrą turi būti, jinai turi būti išlaikyta ir tiesiog tai parašysim pusiausvyrą. Pusiausvyrą. Šitam periode yra visame kame svarbus laikas ir neperlenkit lazdos, jeigu ten kažką sumanėt, kadangi tai yra naujas periodas, tai yra šiandien rugsėjo 22, nupieškim iki spalio 22 pusiausvyrą, naujame etape žiūrėkit, kad viskas vyktų harmoningai, vat galima įdėti ir harmoniją. Kodėl du atrodytų apie tą patį, bet yra skirtingai, nes kiekvienas žodis, jeigu jisai yra, jisai kai kam gali būti apie skirtingus dalykus. Vienam yra pusiausvyrą skiria, kitam yra harmonija. Ir yra skirtumas. Ir jeigu jums nėra skirtumo, tai tiesiog padėkit vieną tiesiog figūrą apskritimą ir jūs žinokit, kad tai yra pas jūs taip. Toliau, kadangi Venera yra grožis, gėris ir moteriškumas, tai iš tikrųjų šitam periode būtų pats laikas skirti dėmesio savo grožis. Savo vidiniam, savo išoriniam, savo kūno grožiai, savo aplinkos grožiai, čia grožis plačias prasme, lygiai taip pat kaip yra kitas žodis, kuris būdingas svarstyklių ženklui - estetika, nes svarstyklės yra labai didelės estetės ir jom yra labai svarbu estetika. Tiesiog, nes grožis ir estetika truputį skirtumai yra, pasiieškokit internete, ko skiriasi estetiškumas. Jeigu jums vienas ir tas pats, palikit vieną. Taigi, dargi šitam svarstyklių periode bus labai svarbu susirasti, skirti dėmesį ir toliau, kaip mergelių pradėtėsimas būtų diplomatija, santykiuose diplomatiškas elgesys, diplomatija, taip, vėlgi žiūrim komunikaciją, kaip ar diplomatiškai ar ne, ar įlendam, ar laikomės ribų bendraujant, ar išsakom savo nuomonę, kaip tai prašo, ar lendam, be atsiklausimo ir visą kitą, tai čia žinokit, jo, kad ir geroji dalis tai, kad svarstyklių ženklas, aplamai svarstyklės, jeigu kalbant, jos vengia konfliktų. Tai vengimas konfliktų tiem, kas yra toksai išmokimo reikalas, tai pasidėkit tokią figūrą ir mokysitės labai puikiai šitas periodas, jūs mokys vengti konfliktų. Tam reikalinga iš tikrųjų diplomatija. Taip. Ir Veneros periodų, vadinkim taip, Veneros globėjos periodų, iš tikrųjų labai svarstyklėm yra, šitam periodui taps aktualus klausimas partnerystės, draugystės, nes labai svarbu rasti tinkamus draugus. Ir čia atkreipkit šituo periodu, kokie pas jūs draugai pasirodo. Ar tikrai tai yra, nes svarstyklės mėgsta, pavyzdžiui, draugus ir partnerius, kad būtų netgi suderinamumas, dvasinis toksai savotiškas artumas, jisai prasigrotų. Todėl kreipti dėmesį, kokie pas jūs draugai ir kokie žmonės pas jūs nori arba peršasi į draugus. Draugai. Taigi, ir šitam dar kas periodai. Gali būti toksai, kad gali vyrauti pas kai kuriuos tokia tendencija neryžtingumas. Ir tikrai skatinčiau jūs tiesiog būti arba mokytis tą įgūdį šlifuoti ryžtingumu. Pačiau tapti ryžtingesniais, tiesiog net norisi ryžtas, ryžtingumas daugiau, ir nes svarstyklėm labai sunku greitai priimti sprendimus, o šitam periode gali būti, kadangi aspektai tokie yra, gali tekti greitai priiminėti sprendimus, tai irgi yra savotiškas gebėjimas, kurį reikėtų mokintis, priiminėti sprendimus. Truputėlį greičiau neįprastai sprendimai. Kiek turim figūrų? 1, 2, 3, 4, 7, 8. Aš vieną figūrą savo įsidėsiu, nes šitam periodui aš tikrai labai norėčiau. Kokia tai yra mano dalis, aš tikrai jos nenoriu garsinti ir jūs pasistatykit figūrą tokią, kokią jums reikia, nes tai yra mano 9. Ir man šiam etapui tiesiog jinai labai aktuali. Nes, kaip jūs žinot, neurografikoje yra labai svarbu 7 + -2. Taigi aš dedu ant pauzės ir suapvalinu ir jeigu dar kažkas tai man iškils, aš tiesiog tuo pasidalinsiu savo įžvalgą. Tiesiog apvalinu ir atėjo tokia mintis, labai keista, bet tiesiog aš ją įgarsinsiu, o kodėl ir ne, tiesiog pagalvojau, kad tie, kas žiūri šitą video, jeigu yra aktualu, jūs piešiat neurografiką ir tikrai norite toliau kažkokiamis temomis papiešti. Žinau, kad 3 amžiaus universiteto grupė galbūt ir šiemet 3 amžiaus universiteto rektorė kažkaip tai išreiškė mintį, kad
Neurografikos kaip ir 3 amžiaus dalyviam nebereikia. Ir tai aš tiesiog žinau, galbūt keletą dar yra likusių, kurie norėtų laiks nuo laiko papiešti. Tai tiesiog paimkit tokį dalyką, parašykit man asmeninę žinutę, arba tie, kas laiks nuo laiko, tiesiog aš padarysiu Facebook kanale tokį chatą kaip grupę, kuriame galėtume pabendrauti ir susitarti tam tikromis temomis, galbūt net ir papiešti tikslingai tam tikrus dalykus. Vat, jeigu jums toksai variantas tinka ir jūs norit, tiesiog galit man parašyti ir aš pridėsiu prie chato, kuriame laiks nuo laiko galėsit man parašyti ir mes susitarsim apie kągi papiešim ir padarysim tokius susitikimus. Tiesiog. Va, tiesiog man atėjo tokia mintis ir galvoju, įgarsinti ar ne, bet tiesiog galvoju, įgarsinsiu. Tai va, ką aš dar noriu pasakyti, kad aš iš tikrųjų buvo čia vasarą poreikis, aš dariausi savo tokį iššūkį maratoną kiekvieną dieną, papiešti tam tikrą temą ir man jisai tikrai puikiai suveikia, man jisai patiko. Ir jeigu dar vis turite tokį poreikį, galim padaryti, bet tam aš turiu žinoti. Nes kaip jūs žinote, aš norėjau mokytis, netakiniai nukrito, kažkaip tai įdomu. Norėjau mokytis ir dabar 3 modulį, bet jeigu aš viešai nedarau video su neurografika, tai dar nereiškia, kad aš užmiršau piešti. Aš tikrai piešiu individualiai ir tikrai pakankamai daug ir tai piešimas būna kiekvieną dieną. Nu, tas įgūdis pas mane išliko. Mėgstu labai. Nu, bet kalbant apie grožį, estetiką, tiesiog pastebėjau, kad vėl pasikeitė mano spalvinė gama. Ir jo, jinai keičiasi. Ir stebiu spalvų suderinamumą tiesiog iš gamtos. Ir jeigu taip atvirai, nelabai aš žiūriu, ką psichologai sako, ką tas reiškia viena ar kita spalva. Ir tiem, su kuriais aš jau esu vedus užsiėmimus, arba apie mandalas, arba fraktalus. Tai tiesiog žinot, kad aš nemėgstu dėti klijuoti etiketės, kad būtent taip ir anaip. Nes turiu tokią nuostatą labai keistą, kad viską galima pakeisti. Reikia tik norų. Taip suprantu, kai ten iš tikrųjų yra problema, kai tu ją nori išspręsti ir padaryti kitaip. Nu, tai gal ten vieną kitą aspektą galima pasižiūrėti ir pasidomėti, bet aš pagal save sprendžiu, tai kad aš kiekvieną dieną esu kitokia. Nu, gal todėl, kad daug darau transformacijų, dirbu daug su savim. Ir toks kartais būna, atrodo, įdomus momentas, kalbant apie ryžtą. Kartais būna toks įdomus momentas, kad atrodo vaikštai ratais kvadratais, bet iš tikrųjų, nuėmus vieną sluoksnį, atsiranda kitas ir atrodo, kad jau tu tarsi esi buvęs jau čia, bet iš tikrųjų čia yra kitaip ir galima dar ties to kitaip padirbėti ir nuimti dar vieną sluoksnį. Lygiai taip pat su neurografika. Tas pats algoritmas piešiant dieną iš dienos, nu tas pakartojimas, vadinkim taip, ne? Tos temas, jisai duoda vis kitokį rezultatą ir po to galiausia gaunasi tokia išvalga ir kai yra išvalga gali padaryti integraciją naujo savęs į save, vadinkim taip. Manau, aiškiai paaiškinu. Jeigu neaišku, žinokit, rašykit man asmeninę žinutę. Paaiškinsiu tada. Žodžiu, esmė tame vis tiek faina. Piešti yra faina, dirba smulkioji motorika, o smulkioji motorika veikia į mūsų smegenų veiklą ir daro tokius švelnius, pakankamai švelnią intervenciją ir jau galime viską kitaip. O kodėl man patinka papiešti tuos periodus, todėl kad užduodamas toksai savotiškas ketinimas ir kai jūs užduodat tą savotišką ketinimą, kad va, aš atkreipsiu dėmesį pusiausvyrą, grožį, harmoniją, ryžtą, pasižiūrėsiu, kokiegi žmonės mano gyvenime ateina arba iš kokios aplinkos tai ateina ir apie ką tai, tu nori, nenori vis tiek suklusti ir pagalvoji. O jeigu, pavyzdžiui, piešimo metu jūs priėmėt sprendimą, pavyzdžiui, skirsit estetiškumui. Tai reiškia, galbūt net ir kitaip rengsitės, kaip PVZ. Galima ir taip padaryti. Labai dažnai rudenį daug kas, kaip taisyklė, pradeda perstatyti baldus. Kai kam sodai daržai užsibaigia ir jie estetiškai nori, kad ten viskas būtų gerai ir gražu. Tai va tas estetiškumas, žinokit, šito periodo vis tiek vienaip ar kitaip prasigroja. Nori tu ar nenori, tik tai klausimas, ar pastebi žmogus ar ne. Ar atkreipia dėmesį šitos dalykus, o kai kuriuos dalykus galima tiesiog, pasakysiu negražiai žodį, bet dirbtinai suskatinti. Ypač tie, kurie turi ir laiko, ir noro visam šitam dalykui. Grožis, gėris, pusiausvyra, harmonija, estetiškumas, ryžtas, draugai. Tai va.
iš tikrųjų baigiau. Čia galbūt dėl to įrašo praeisiu ir man čia tiesiog noriu save tokią prie kaštonų prisiderinti spalvą. Ir aš tiesiog vieną spalvą tik tai truputėlį, vadinkim taip, sujungsiu labai švelniai visas figūras. Tiesiog praeisiu, matau, kad matosi, nenoriu aiškinti, nes aš tikrai po įrašo įnešiu dar daugiau spalvų, nes jau jaučiu pagal save. Ir kadangi įrašas gavosi pakankamai ilgas, tai kol aš čia įrašą darysiu, aš jį tikrai nuspalvinsiu. Vat. Ir nuspalvinsiu labai kitomis spalvomis. Man toksai, vat, jūs, o gal ir tik tai dvi spalvos. Nežinau, aš dar nepriėmiau galutinio sprendimo. Ok. Nu va, man norisi taip. Nu ir ką? Ir kadangi aš šitą figūrą, kurią neįgarsinau, čia yra mano asmeninė labai dalis, aš labai norėčiau jos. Ir tiesiog lauko linijos pradedu, kad viskas vyktų pačiu harmoniškiausiu būdu. Nu va, ir tiesiog dar iš tikrųjų praeisiu aš su šituo. Ties tuo aš baigiu. Jeigu turit klausimų, rašykit man. Ir jeigu jums mano sumanymas padaryti, kaip čia pasakyti, Facebook platformą, chatą tokį, kur būtų grinai ten apie neurografiką ir susikalbėjimas, ir jūs žinotumėt, kada aš ką planuoju daryti ir kaip daryti, tai irgi parašykit ir tada sukursiu grupę ir pridėsiu jūs. Taigi, su jumis buvau aš, Ingrid, ir iki kito karto. Ate.